HTTP tarnybos konfigūravimas naudojant webmin įrankį. Prisijungiam vartotojų root ir slaptažodžių, kurį suteikiam instaliuodami operacinę sistemą. Kadangi Apache serverį nurodėm, kad instaliuotų operacinę sistemą kartu su pačios sistemos instaliavimu, tai jau yra servers skiltyje, yra matomas Apache Web Server. Spaudžiam Apache Web Server. Ir galim labai lengvai ir paprastai konfigūruoti HTTP serverio Apache nuostatas. Dauguma svetainių veikia virtualhost principu. Taigi galim sukurti naują virtualią svetainę. Spaudžiam Create virtualhost. Nurodom serverio adresą. Pavyzdžiui, bukelis tarkim bukelis .eu. Galim nurodyti portą, į kurį kreipsis ir kurio portu veiks būtent šitą svetainę. Galima nurodyti kelią pasirenkant katalogus naudojant browse mygtuką arba tiesiog rankiniu būdu suvedant kelią iki to katalogo, kuriame bus saugomos internetinės svetainių failai, saugomi internetinių svetainių failai šitam virtualiam hostui. Standartiškai yra nustatyta, kad var katalogė, pakatalogija www yra saugomos internetinių svetainių bylos. Nu, tarkim, nurodykim katalogą bukelis. Tai yra pakatalogų bukelis, kuriame bus saugomos šito virtualaus hosto bylos. Taip, arba galėjom rankom parašyti visą kelią. Šakninis katalogas var www ir bukelis. Taip, nurodom serverio vardą bukelis.eu ir spaudžiam Create Now. Taip, turim sukurtą hostą. Tam, kad galėtumėm tikrintis naudojant šitą serverio vardą, reikia dviejų dalykų. Arba DNS serverį užregistruoti domeną tokiu vardu, arba host failę, kuris yra šakninėme kataloge, etc pakatalogija. Tiesiog įvesti pavadinimą, kad localhost IP adresą, tarkim 127.0.0.1, arba tam IP adresą, kokį gauna kompiuteris, bus bukelis.eu hostas. Išeinam, išsaugom pakeitimus. Tam, kad konfigūracijos pakeitimai įsigaliotų, spaudžiam Apply Changes mygtuką esantį viršuje. Bus perkraunamas Apache Web serveris ir konfigūraciniai pakeitimai įsigalios. Bandom testuoti web serverį. Atsidarom naršyklę. Taip, renkam adresą http
localhost. It works. Reiškia, pagrindinė svetainė veikia. Bandom testuoti sukurtą hostą virtualią svetainę bukelis.eu. Irgi veikia. Reiškia, viskas tvarkoje. Nes nurodėm, kad bukelis.eu virtuali svetainė, virtual hostas startuotų iš katalogo, tai yra pakatalogi bukelis, ir jame indeksinis failas pakoreguotas, kad rodytų tiesiog tekstą bukelis. Reiškia, viskas sėkmingai veikia. Kaip galima keisti nuostatas sukurtiem virtualiam hostam? Nu, tarkim, turim tą hostą bukelis, spaudžiam ant virtual server kairį pelės mygtuką ant šito gaubliuko, šitos nuorodos, ir ką mes galim daryti? Mes galim keisti adresus, tinklo nustatymus. Tai yra keisis pavadinimas, adresas, galima nurodyti elektroninio pašto administratoriaus, galima PHP nurodyti visus reikalingus įskiepius. Taip, pavyzdžiui, directory index. Spaudžiu mygtuką directory index ir galima pakeisti, tai yra nustatyti, kokie katalogai, tai yra kokios bylos bus startuojamos, užkraunamos serverio kaip internetinio svetainių startiniai failai. Kitaip tariant, pavyzdžiui, pirmas HTML bus užkraunamas kaip startinis, kaip indeksinis failas. Lygiai taip pat galim nurodyti ir startas HTML ir panašiai. Galima nurodyti ikoną puslapėlio ir pakeitimams įgalioti spaudžiam mygtuką Save. Taip, Apply Changes. Taip, ir galim pervadinti index.html į pirmas HTML, kad įsitikinti, kad mūsų šitie indeksinio failo pakeitimai, default dokument pakeitimai sėkmingai pritaikyti. Naudojam Unixinę komandą move index.html tarpelis ir pirmas HTML. Taip, pervadinu, tekstas tas pats, bukelis. Taip, ir testuoju. Taip, atsidaro tas pats puslapis, reiškia, šitie pakeitimai irgi korektiškai veikia. Ką dar galim keisti? Portą ir kelią iki internetinės svetainės failų galima keisti šitoje vietoje. Lygiai taip pat galima pakeisti serverio pavadinimą. Kaip sukurti virtualų pakatalogį? Čia sukuriam pavadinimą. Tarkim, Donatas. Ir spaudžiu mygtuką Create. Taip, sukurtas virtualus pakatalogis, katalogija bukelis Donatas. Įeinam į šitą katalogą.
ir galima keisti tas pačias nuostatas. Kaip startuos kokie internetiniai puslapiai, adresai ir taip toliau ir panašiai. Taip, directory index nurodom, pakatalogio donatas. Čia startuos būtent failai, internetiniai failai startuos index.html ir spaudžiam mygtuką save. Taip, apply changes. Taip, galim testuoti pakatalogio donatas veikimą. Taip, donatas startuoja puslapis, kurio tekstas yra donatas. Kaip pakeisti ką galima dar keisti Apache web serverį naudojant webminą. Global configuration ir edit config files. Atsidaro redaktorius, kuris leidžia redaguoti Apache conf bylą. Ir visus tos nustatymus apie indeksinius puslapius, apie prievadus, portus, apie dokumentų, tai reiškia tą katalogą, kuriame bus saugomi internetiniai failai, keitimą galima būtent naudoti komandinę eilutę ir naudoti šitą redaktorių ir pakeisti būtent failus. Ir pakeitimams įsigaliuoti spaudžiam mygtuką save. Tai tokie pagrindiniai konfigūravimo veiksmai HTTP serverio Apache Linux Debian operacinėje sistemoje naudojant webmin įrankį.